Sveiki visi, čia LPS lietuviški filmukai ir šiandien aš turiu apsikeitimo siuntinį ir aš žmogui, su kuriuo keičiuosi, išsiųsiu, tai jo, ir galima atidaryti. Čia turim patį šitą, čia yra mano adresas, kuris vis tiek bus aprašyme, taigi pradėkim nuo laiškų, taip toliau ir panašiai. Hello, it's me. Labas, štai ir tavo norimas LPS. Žinau, ilgai neatsinčiau, nes sirgau, sorry už kreivą ir nesuprantamą raštą. Nieko tokio, žinau, visai neblogai, rašai geriau už mane spausdintinim. Taip. Prie LPS pridėjau kelis daiktus, bet to, jeigu filmuosi, noriu užduoti kelis klausimus. Žiūrėk, jis traukitės. Wow, ir fonas nukrito. Why you do this? Why? Okay. Pirma, kodėl užsimanei šio LPS? Šiaip aš turiu tokį patį, bet aš tiesiog jį perlaižysiu, tai jo. Kaip nusprendai kolekcionuoti LPS? Aš nežinau, aš kažkaip nuo 4 metų gal pradėjau rinkti, paskui kažkaip neberinkau, nebuvo įdomus ir tada per YouTube vėl pradėjau žiūrėti video LPS-ų ir tiesiog pradėjau vėl kolekcionuoti. Paskambink savo draugiai ir sakyk, čia skambina Grybauskaitė. Čia ir užduotis dar buvo parašyti. Gerai. Kaip čia niekas neatsiliepia, wow, kaip fainai. Gerai, kam dar galima paskambinti? Paskambinsiu Jonui. Alio, labas, netrukdau? Ne. Čia skambina Grybauskaitė su I trumpąja. Kas? Grybauskaitė su I trumpąja. Kaip tiesa? Aš sakau, čia skambina Grybauskaitė su I trumpąja. Numeriai? Ne. Tai va, žodžiu, atvažiuok į šitą į prezidentų rūmus, galėsi su manim susitikti. Su Grybauskaitė. Žodžiu, ate. Taigi, užduotį padariau ir parašyta nuo LPS Hanos. Smiley face, yay, ir man nefokusuoja. Tavo pagrindinis LPS Bella. Kaip fainai. Jis jau, eikit savo. O jeigu padaryčiau Bellai žalius plaukus, eik tu savo, reikės pabandyti. Kaip fainai. Eik tu savo, nerealiai. Eik savo. Gerai, šitą reikia įsidėti į mano aplankalą. Štai ir įdėta į papkę ir viskas yra tobula. Taigi, o dabar galime imti LPS-ą ir taip toliau. LPS-as, kurį keičiausi, tai yra šitas. Ir taip, aš jį turiu štai čia, kaip matot. Ir, kodėl mano didesnis? How is that possible? Žodžiu, aš šitą turiu ir kaip matot, čia jau yra paruošta filmavimui, nes aš filmuoju Mokyklos pavojų, kaip ir sakiau, jo. Tai va, tai aš šitą LPS-ą tikriausiai customizinsiu arba kažką sugalvosiu, bet didelis šansas, kas darysiu kostiumą iš jo. Tai va, gerai. Dabar, kiek mačiau, dar yra daiktų. Taigi, mes turime kompiuterį ir jo ženklas yra arba svogūnas, arba dar kažkas. Ne, juokauju, čia tikriausiai obuolys. Ir, fainai, kad yra kompiuteris, nes aš žiauriai tingiu savo darytis, nors žinau, kad lengva. Jo, sad life. Tai ačiū.
Gerai, tada mes turime antkaklį, kurį uždėsime šitam alpiesui. O, kai tobulai. Eik tu savo. Nerealiai. Reikės prie kažkokio alpieso suderinti spalvos. Taigi, toliau mes turime tokį mažą skėtuką. Ir jį tikriausiai galima bus įdėti kokį maistą, ten alpieso ar dar kažką. Žodžiu, žiauriai mielas. Ir tada turim kukurūzą nuo naujų alpiesų. Ir jeigu jį nudažius, tai būtų kaip maistas alpiesų, tai jau. Tai čia buvo viskas. Ir jo, labai ačiū už alpiesą ir aš tavo greitu metu išsiųsiu. Tai jau, iki kito karto. Ciao.